Galu tu įvažiuok ir tau uždės. Ilgai lauktas įvykis. Ir vėl atsinaujina mūsų Ignalinos cechą esamą. Ignalinos rajoną. Statysime naujesnės stakles, dar greitesnės, dar geresnės ir dar tarp kitko ilgesnės. Buvo 2,5 metrų, dabar 3,20 m maksimalus lankstinys. Tai va dabar ir tiesiogiai procesas, kas pas mus vyksta. Nu, Audriau, važiuojam. Trumpai apie staklių transportavimą. Tokiu būdu staklės tikrai nėra gadinamos, nes būtent taip jas ir galima transportuoti. Arba būna dar specialus rėmas transportavimo ilgoms distancijoms, šiuo metu medinis, kad sugertų amortizaciją ir susitvirtina. Šiuo metu mums jo nereikia, mes jį turim, o pats pakelimo principas būtent už šoninių ausų yra galimas. Galima kelti ir su šakėm, tačiau reikia būti labai atidiem ir atsargiem, kad nepažeisti peilio. Mūsų senukas Fiskaras, kuris taip pat greitai ir operatyviai pristato visus krovinius, tiek stogus, tiek visas pagamintas tvoras. Tai dabar bus įamžintas arba sėkmingas pakrovimas, arba mėgstam kartais ir juodai pajuokaut. Įranga tikrai gera ir tikrai brangi. Bet tikrai ne nuo brangumo priklauso kokybė gaminio. Tiek nuo lankstytojo, tiek ir nuo gamintojo staklio. O Cidanų turime 4 stakles ir tikrai patikimos ir naudojam ir džiaugiamės. Pirmas žingsnis įvyko. Būna ir taip. Galim pasižiūrėti. Tai šiandien turime va tokį nuostolį. Išmuštą stiklą. Nieko, šiek tiek lipnios juostos, celofano ir viskas gerai. Va tokį raktą esat matę? Turbūt daugelis dar nėra matęs net. Mano amžiaus žmonių jaunimo. Ir atsiveria mūsų Ignalinos cecho durys, kur yra trūkstamas plotas. Sveiki. Švaru, gražu. Senos yra geros, bet jos pirmas dalykas yra 2,5 metrų, šitas yra 3,20. Tai galima ilgesnius gaminius daryti. Ir antras dalykas, visiems maloniau dirbti su touchscreenu, gali nusipiešti lankstinį. Ne, juokauju, šiaip atsinaujinam, nes yra poreikis ir galimybės, todėl stengiamės dėl produktų kokybės ir dėl greičio, nes taip pat jos šiek tiek ir greičiau lenkia, vadinkim, produktyvesnis darbas. Tai va. Su krautuvu išstumsim strėlę ties viduriu staklių, kabinsim ir įvažiuosim į sandėlį su tuo krautuvu. Gerai. Įvažiuos. Filmuok ten va, milimetras. Tai tu vyresnis! Čia galėsi į nuotrauką įdėti. Čia ant varžtų pataikyti. Tenais dabar 2 varžtus liko susigręžti. Prisitvirtinam. Ir tada viskas gulščiuojam ir rytoj jau lankstom. Nes dirbam ir šeštadieniais, ką daryti. Kažkas naujo. Nes visada tvoros, kardas. O čia montažas. Taip, jau pastatėm. Tai va, viskas super. Beliko jas tik tai išgulšiuot, sureguliuot, prijungt prie elektros ir suankeruoti, kaip jau prieš tai pasakau, kojeles. Ir važiuojam, pirmadienį jau pradedam tvorų gamybą. Savaitgalis bus lengvas. Va visą šitą, ką mes pridirbom, susitvarkyti, išsišluoti, išsiplauti. Ir kad pirmadienį jau galėtų vyrukai darbuotis pilnu tempu, nes užsakymų turime daug. Tai iki greito ir iki pasimatysim.